Užteko vos kelių pasirodymų ir Katažinos bei Dainiaus pora tapo projekto favorite. Jūsų šokti rumba ir tango alsavo tokia aistra, jog daugelis įsitikinę, tokio jausmo suvaidinti neįmanoma. Jeigu mes šokam meilės šokį, tai be abejo, tas ten dvi su kažkiek minučių, taip, aš jį myliu nuoširdžiai ir pilnai tą išjaučiu. Tuo momentu aš tikrai supratau, kad taip galima ir ne tik galima, o aš šiuo momentu myliu, noriu dėl jo gyventi. Šita teritorija yra žmogaus intimi zona. Ir į tą zoną labai retai kas įsibrauna, o šokase tu nori, nenori, ją turi įsibrauti. Žinoma, šokis pažadina tą aistrą, bet mes ateinam visi su protu, bet kartais, aišku, jausmai valdo ir mums neprofesionalam tai yra toks, Dieve, čia kažkas vyksta, o kaip čia man dabar atsiribot? Tai aišku, nėra lengva. Įdomu, ar tolerantiškasis Katažinos mylimasis Deividas Zvonkus vis dar ramus? Pastaruoju metu, sakyčiau, toks vienas buvo momentas, kai pajutau tą tokį. Kas čia tokio? Kodėl? Čia kažkaip čia jau labai jau tikra čia viskas. Yra toks projektas, tai ko čia pajudėti? Reikėjo neleist, aš būčiau visada repeticijos.